Kągi, sveiki visi, tai yra 14 C++ pamoka, turbūt ilgai laukta, na, bet štai pagaliau. Kągi, ir šioje pamokoje mes, grįžime prie kintamųjų ir duomenų tipų. Žinau, kad jūs jau maždaug žinote, kas yra kintamasis ir kas yra duomenų tipas, net vieną iš jų jau tikrai žinote, tai yra integer, int, bet yra dar labai keli svarbus dalykai, kuriuos mes turime žinoti ir įsidėmėti, kad judėti toliau C++ kalboje. Ir šioje pamokoje pabrėšiu tik kelis smulkius dalykus, todėl tai nebus labai ilga pamoka. Ir žinoma, šioje pamokoje dar nesimokysime konkrečių duomenų tipų. Tai darysime sekančioje pamokoje. Todėl daug nesitikėkite, tačiau galbūt išmoksite kažko naudingo, nes iš tiesų paminėsiu tokius svarbesnius dalykus. Tai pradėkime nuo identifikacijos. Ir kaip suprasti identifikacijos, tai tarkim nuo visų šių raktažodžių C++ kalboje identifikacijos. Tai iš identifikacijos tik toks vienas dalykas, kad visi šie C++ raktažodžiai yra case sensitive. Pati kalba yra case sensitive. Tai reiškia, kad didžiosios ir mažosios raidės skiriasi. Pavyzdžiui, mes čia rašome using. Tai reiškia, kad mes, rašome using mažosiomis raidėmis ir pagal C++ taisyklės tai turi būti rašoma mažosiomis. Jeigu mes bandysime rašyti tai pradedant didžiąją arba tik didžiosiomis using, kalba to neatpažins ir mums tiesiog nekompiliuos mūsų programos. Tai maždaug tiek iš case sensitive, tiesiog žinokite, kad jeigu turi būti rašoma mažosiomis, tai yra tiesiog privaloma ir jūs negalite rašyti iš didžiosios raidės ar vien didžiosiomis ar pakeisti vienos atitinkamos raidės didžiąją. Visa tai turi būti taip, kaip yra nurodyta taisyklėse, kad mūsų kalba atpažintų mums, tą mūsų parašytą raktažodį. Tai visiškai tas pats su duomenų tipais, kai mes deklaruojame kintamąjį, pavyzdžiui, integer tipą, mes rašome int ir toliau jo pavadinimą. Tai int mes negalime rašyti didžiosiomis, mes turime rašyti mažosiomis, kaip nurodyta taisyklėse. Ir kadangi jau priėjome prie kintamojo pavadinimo, dar labai svarbus dalykas su tais pavadinimais yra tas, kad visi pavadinimai apskritai nesvarbu, ar tai yra kintamojo pavadinimas, ar tai yra funkcijos pavadinimas, ar klasės pavadinimas. Jūs dar nežinote iki galo, kas yra klasės ir funkcijos, tačiau nesvarbu. Visi pavadinimai, kuriuos galvojame mes, gali susidaryti tik iš raidžių, skaičių ir simbolio tas underscore, apatinis brūkšnys. Štai šis simbolis. Tai tik iš šių trijų dalių gali susidaryti mūsų pavadinimas. Taip pat pavadinimas negali prasidėti skaičiumi. Mes negalime tokio pavadinimo priskirti, nes tai taip pat bus klaida. Pavadinimas turi būtinai prasidėti raide arba tuo simboliu underscore. Ir tada jau galime rašyti skaičių, bet kokį tik norite. Ir tai bus pavadinimas. Kam tie skaičiai pavadinime, tai nebus kintamojo reikšmė žinoma, bet, tarkim, įsivaizduokite, kad jūs turite kintamąjį vardas, bet norite du tokius kintamosius susikurti. Tai sukūrėte vieną kintamąjį vardas 1 ir antrą kintamąjį vardas 2. Tai būtent maždaug tam ir skirti tie skaičiai pavadinimuose. Galbūt ne tik tam, bet, manau, esmę supratote. Tai tiek su tais pavadinimais, manau, įsidėmėkite, kad pavadinimas pats gali prasidėti raide, nesvarbu didžiąją ar mažąją, arba to simboliu apatinis brūkšnys, ir toliau jau vėl raidės, arba vėl tas apatinis brūkšnys, ir vėl skaičiai kokie nors ir taip toliau. Dar vienas svarbus dalykas, dėl to apatinio brūkšnio. Tarkim, kintamai sukuriate maždaug tokį, vardas pavardė, nesvarbu ar ne. Jūs čia rašote vieną apatinį tą simbolį, brūkšnį. Jeigu jūs rašysite 2, veikia, kažką supainiau. Tiesiog kažkur matyta, kad
negali būti du apatiniai brūkšniai pavadinimuose, bet berods, kad gali. Galbūt pradžioje negali būti. Nors ne, viskas tvarkoj. Jo, tai tiek tada su tais pavadinimais, atsiprašau, šiek tiek susipainiau, nes tikėjausi, kad tik vienas brūkšnys yra leidžiamas pavadinimuose, bet pasirodo tai yra du. Jo, viskas tvarkoj, tiek su pavadinimais. Ir šiaip pamoka jau artėja link galo, bet dar toks svarbus dalykas. Žinau, kad kol kas mes nesimokėme nei klasių, nei funkcijų ir bus sunku galbūt suprasti tai, ką dabar sakysiu, bet, na, yra vis tiek toks svarbus dalykas ir tikrai į temą. Tai kintamieji gali būti globalūs ir lokalūs. Na, tie, kurie labai praplėtę, tie žmonės, kurie yra labai praplėtę savo tą leksikoną, sakykime, ar žodyną, tai jie galbūt supras, kas tai yra, bet vis tiek turiu tai pasakyti, nes, na, tai yra iš tiesų svarbu. Tai kai mes kūrėme kintamąjį, pavyzdžiui, kintamąjį pavadinimu A kokioje nors funkcijoje, o mes tai darome, nes mes jį deklaravome, kitaip tariant, sukūrėm jį funkcijos viduje, funkcijos main viduje, nes štai kodo blokas ir viskas, kas yra tame kodo bloke, yra tos funkcijos dalis. Ir kai mes kintamai kūrėme kažko viduje, šiuo atveju funkcijos viduje, jis yra lokalus. Tai reiškia, kad jis yra prieinamas tik šioje funkcijoje. Jeigu mes turėsime antrą funkciją, ten, kai mokėsime jas kurti, jeigu mes susikursime antrą funkciją ir bandysime kažkaip pasiekti šį kintamai, mums nepavyks to padaryti. Nes jis yra sukurtas tik šioje funkcijoje ir gali būti pasiekiamas tik būtent šioje funkcijoje. Taip pat yra globalūs kintamieji, kurie yra kuriami apskritai išorėje, jokioje funkcijoje, jokioje klasėje ir taip toliau. Tai jie yra kuriami štai čia, tarkim, int b, tarkim, ar ne, mes čia deklaravome kintamąjį b ir šis kintamasis yra globalus. Tai reiškia, kad jis yra prieinamas, na, sakykime, visoje mūsų programoje. Ką tai reiškia? Na, žiūrėkit, tarkim, priskirkime jam reikšmę 12 ir atvaizduokime jį čia. Cout b. Susikompiliavus, mums štai išves į terminalą skaičių 12 ir tai reiškia, kad mūsų main funkcija realiai gali pasiekti tą kintamąjį b, nes štai mums jį atvaizduoja ir tai yra todėl, kad jis yra globalus, jis yra prieinamas visur. Bet štai šis kintamasis, kurį mes kūrėme šioje funkcijoje, jis yra prieinamas tik čia. Na, jeigu mes turėtume antrą funkciją, mes galėtume tai patikrinti, bet, na, kol kas nenoriu judėti labai, na, sakykime, už temos ir kurti kažkokią funkciją, kas galbūt jūs dar labiau suklaidintų. Tai tiesiog žinokite, kad yra lokalūs ir globalūs kintamieji. Globalūs yra sukuriami arba, kitaip tariant, deklaruojami už funkcijos ribų, arba nebūtinai funkcijos, gali būti už klasės ribų, kas taip pat dar neaiški jums tema turbūt. Tiesiog jie yra kuriami išorėje. Galite įsivaizduoti taip, kad jie turi būti sukuriami, na, kažkur, kur nėra kodo bloko. Ar ne? Čia mes A kintamai susikūrėme kodo bloko viduje. Tai reiškia, kad tas kintamasis jau yra lokalus. O štai šis kintamasis yra sukurtas išorėje. Jokie funkcija niekur. Tai jis yra globalus. Na ir tiek. Manau, tikrai tai supratote. Tiesiog kol kas negaliu parodyti pavyzdžio su tais lokaliais ir globaliais kintamaisiais. Na, realiai jūs dabar turbūt net skirtumo nematote, nes mes realiai galime su tuo Cout atvaizduoti abu kintamuosius ir bus visiškai tas pats. Bet kai mes išmoksime dirbti su funkcijomis, išmoksime jas kurti, tada mums visą tai, na, sakykime, įgys prasmę visą tai. Tai manau tiek šioje pamokoje. Šie keli tokie nedideli svarbus dalykai. Tai yra lokalūs ir globalūs kintamieji. Taip pat būtent tas case sensitive dalykas, kuris reiškia maždaug, kad skiriasi didžiosios ir mažosios raidės. Ir tiek, na, ir dar galbūt vieną dalyką pasakysiu prie tų pačių kintamųjų, tai
Išsitrinsim visą tai. Ir mes mokėmės, vieną duomenų tipo ir mums jau užteks šiam pavyzdžiui, tai tarkim susikurkite kintamąjį A, tai yra jį deklaruokite. Mes jį galime kurtis taip. Taip pat jūs žinote, kad mes galime kurti kintamąjį taip ir iš karto inicializuoti jam reikšmę. Tai yra ir deklaruoti jį, ir priskirti jam reikšmę. Ok. Ir taip pat mes galime tik inicializuoti jau deklaruotą kintamąjį. Iš pradžių deklaruojame A kintamai, vėliau priskiriame jam reikšmę. Ir yra dar vienas inicializavimo būdas arba, sakykime, priskirimo būdas, reikšmės priskirimo būdas. Tai yra, vienas iš jų yra toks, ar ne? Ir kitas yra, kai mes kūrime kintamai, mes galime skliausteliuose nurodyti jam reikšmę. Ir žiūrėkit, pavyzdžiui, atvaizduosiu tą B kintamai. Bam, ir mums atvaizduoja dvejetą. Ok? Tai tokiu būdu skliausteliuose mes galime iš karto priskirti kintamajam reikšmę, vos ne jį deklaruojant. Bet tai vis tiek yra du, sakykime, procesai. Deklaravimas ir inicializavimas. Tiesiog, taupom simbolius. Tai antras būdas, kaip mes galime inicializuoti arba, kitaip tariant, priskirti reikšmę kintamajam. Ok. Ir dar vienas svarbus dalykas, kad jeigu mes sukuriame kintamai, tai yra tik jį deklaruojame, o vėliau bandome tokiu būdu priskirti jam reikšmę ir jį atvaizduoti. Tai jau neveiks. Nes tas priskirimo būdas su skliausteliais veikia tik prie deklaracijos. Mes negalime tokiu būdu jau priskirti reikšmės. Čia mes galime per lygybės ženklą priskirti reikšmę. O jei norime rašyti skliausteliuose tą reikšmę, mes turime tai daryti deklaruojant kintamai. Vis tiek šiek tiek galbūt sutaupėme kažko, ar tiesiog galbūt tai suprastina visą tą vaizdą mūsų bendro kodo. Tiesiog yra vienas iš būdų ir paminėjau jį. Ir manau, tiek šioje pamokoje iš tiesų. Tikiuosi viską supratote. Jeigu kažkas buvo neaišku, klauskite, būtinai atsakysiu. Ir kitoje pamokoje pratęsime šią seriją. Tai yra, jau kalbėsime labiau apie duomenų tipus ir nagrinėsime jos, praktikuosimės ir taip toliau. Tai laukite kitų pamokų. Ačiū už dėmesį ir iki.